Sveiki visi! Šiandien aš norėčiau pristatyti žurnaliuką Sofija I. Šis žurnaliukas išleistas šiais metais Egmont Lietuva. Jis taip pat turi šaunius priedus. Tai yra blanknotėlis, kur tu galėsi rašyti savo slaptus norus ir galėsi piešti piešinius. Čia yra minkšti lipdukai, Sofijos pieštukas ir dėžutė viskam susidėti. O dabar truputį apie žurnaliuką. Pradžioje mes matome fėjų gelbėjimas. Taip galėsi paskaityti istoriją apie jį. Toliau turėsi pasirinkti teisingą kelią. Čia tu turėsi sudėti istoriją pagal paveikslėlius. Šitame puslapyje tu turėsi surasti skirtumus, o čia išbraukti vienodus skaičius. Čia tu galėsi praleisti laiką su savo draugais. Ir galinėme puslapyje matome, kad čia parašyta, kad tu galėsi pasidaryti kauliuką ir žaidimo loštukus. Šitame puslapyje tu turėsi pabaigti piešti fėją Florą, o čia surasti vienodas gėlių puokštes. Čia turėsi surasti daiktus, kurie yra ne vietoje. Suradusi kiekvieną netinkamą daiktą, tu turėsi pažymėti varnele. Čia turėsi suskaičiuoti gėles ir parašyti skaičių štai čia. Čia dar daugiau užduotėlių. O čia tu galėsi pati pasidaryti gėlėtą apyrankę. Čia priedai apyrankiai, o čia tu galėsi pasidaryti loštukus tam žaidimui ir kauliuką. Taigi, šis žurnaliukas man labai patiko. Jeigu jums patiko mano video, spauskite patinka.